Labas vakaras, eteryje laida 24 valandos. Trumpai apie tai, ką rodysime šį vakarą. Kiek jis to pinigų yra skolingas? Na, apie 500 milijonų. Šalia nešiausis, tai buvau tai galim išnekėti. Nu palauk, Tadai, pašnekam. Žiūrėk. Nėra ką šnekėti, Klausyk, jum kameras ir viską. Einam pažiūrėsim jūsų namuką. Mantvidai, irgi pasigavai ant kabliuko, kaip žuvytė. Taip, pasigavau. Čia žiūrėk, jinai visa juda. Čia langas iš vonios kambario. Algimantai, po kiek molės liaudžiai? Liaudyje sakoma, meilės nenusipirksi. Tačiau Marijampolėje gyvenanti Liena tam galėtų paprieštarauti. Ji sako, už meilę sumokėjusi daugiau nei 500 000 litų. Po vyro žūties užsienyje Liena gavo draudimo kompensaciją. Deja, savo reikmėms jos išleisti taip ir nespėjo. Lyg žaltys užuodęs pinigus, šalia moters atsirado naujas gerbėjas, kuris labai greitai įsisavino tą 500 000 ir grįžo pas buvusią žmoną. Liena kreipėsi pagalbos. Natūralu, jog jauna moteris nori pinigus atgauti, o mes pasiryžę jai padėti. Į mūsų laidą kreipėsi mergina labai gražių vardu Liana, gyvenanti Marijampolėje. Pasirodo, iš šios merginos jos buvęs sugyventinis išviliojo daugiau nei 500 000 litų. Ar taip gali būti, jūs klausėte manęs? Taip, pasirodo, gali. Tad mes nieko nelaukdami vykstame į Marijampolę pas Lianą padėti atgauti jai priklausančius pinigus. Na ir aišku, pamatyti to niekadėjo veido, kuris taip negailestingai pasielgė su šia mergina. Tai papasakok, Liana, kas per bėdas pas tave? Gavai, kaip suprantu, pinigėlių, ne? Jo, gavau iš vyro mirtį daug pinigėlių ir susipažinau su Tadu. Ir buvom kartu metus laiko, viskas buvo gerai. Turėjau sodybą savo apleistą. Ir susitarim, kad aš ją padėsiu jau sutvarkyti ir eisim visi kartu su vaikais jau tenai gyventi. Kiek pinigų, Liana, gavai iš vyro mirtį? 700 gal tūkstančių kažkur, panašiai. Gavai už vyro mirtį kompensaciją 700 000 litų. Ir, kaip sakant, tavo kelyje pasipainiojo, kaip suprantu, vienas vyriškis, vardu Tadas, ar ne? Ir tada jau visai jau sukratau, kad čia perkam didelį butą, čia vainam kitur gyventi. Nu, aš už tą butą galvoju jau gerai. Gal tas butas gerai būtų, bet paskui galvoju didelį mokesčių, gal turint sodybą, kam ten eiti į tą butą. Šiandien pati pasiūlios, kad tvarkom tą sodybą, kur einam į sodybą gyventi. Nu ir viskas ir taip prasidėjo, tvarkim tą sodybą, tvarkim. O kaip sutvarkim sodybą, išvažiavo atseit į vokiečius. Su kažkokiais darbo reikalais. Ir viskas, ir negrįžo. Ir paskui tik tai iš draugų sužino, kad jisai su žmona susitarkės ir gyveno toj sodyboje. Kiek jis to pinigų yra skolingas? Na, apie 500 000 šiam. Grinai jau jam. Sakydavo, Liana, man reikia stambios sumos, ten pavyzdžiui 100 000, 20 000. Kaip jis tą pasakydavo tau? Iš pradžių jis nesakydavo. Iš pradžių aš pati jam klausdavau, ar nereikia tų. O paskui, po kokių 2 savaičių jisai pats pradėjo sakyti, dabar tai reikia tą ir dabar reikia tą, dabar darysim taip ir taip. Paskui išdirbsėjo žmogus jo, bet... Nu, supratau. Tai ką, Liana, nieko nelaukdami, man atrodo, lekiam pas Tadą. Bus proga pasimatyti, kaip sakant, arba pagėdint prieš Lietuvą, arba atgauti bent dalį pinigų. Tai kiek tu norėtum atgauti? Tegu man atiduota tik tuos 230, ką jisai pripažįsta. Ai, 230 000 pripažįsta, ne? 230 pasirašęs vekselis, taip. Ant 230 000, tai tuos jau pripažįsta. O jau ir taip jau čia jis labai su piktumu pasirašė, sakė, iš kur tu čia tokius pinigus, sakė, rodyk čekius, iš kur tu čia tiek pinigų randi. Visko lengva kalbėti, kad tie čekiai buvo pas tave visi, o ne pas mane. Po salon gali pamatysi, televizorius eina. Televizorius eina. Aš
nežinau, ar Tadas, ar Živilė, bet tai žinokit, mes matom, kad televizorius įjungtas ir kažkas namuose yra, tai gal išeikit pakalbėti gražiuoju. Ar mums čia reikės per visą naktį laukti jūsų? Labą dieną, Živilė. Gal įsileistumėt? Palauk, Živilė, pakalbėkim trumpai. Pakalbėkim. Vaikai miega sergantys įgėdė. Tai žinokit, mes... Čia aš atvažiavau. Vaikai serga tikrai nieko ne. Tai Živilė, mes ne pas vaikus, pas jūs, žinokit. Gerai, taip, skambykit Tadui, jų nėra. Vaikai serga. O kur Živilė, prašau, Živilė sakėt patys, norit gražiau pinigus atiduoti, aš šeimos sardytė. Tai kad aš jums rašau, jūs neatrašot, net nesugebat paskambinti. Aš tavo numerių neturiu, aš su mudvi kada bendravom. Su manim ką nors bendravai? Tai ar jūs man skola, ar aš jums skola, kad aš jūsų turiu ieškoti? Ko čia man cirką dabar darai? Aš cirko nedarau, tiesiog noriu savo pinigų, Živilė, kaip jūs nesuvokė. Ir čia man mažiausia reikia cirko, tuo labiau, kad vaikai dabar čia da peršai. Živilė, būkit gera, galim tada be kamerų pakalbėti išėjus, tai aš manau labai... Ateik viena. Gerai, ateinu, Živilė, viena, gerai? Viskas, išjungėt kameras. Gerai. Nes aš galiu su tavim kalbėtis, man nieko prieš dar. Nu gerai, leisim bent jau merginom pakalbėti, išsiaiškinti situaciją, bendrą esamą, bet aš tai tiesiog tikrai pilnai nesuprantu, nes... net užleidau žalizės. Tai sudėtinga situacija. 2 moterys, reiškia, vieno vyro galų galia susitiko ir galbūt pasiaiškins dėl tų net gaunamų 500 000 pinigų, nes, kaip sakau, matau, kad namukas toks neprastas ir nemenkas, bet, kad ir kaip bebūtų, bet tai iš Lianos pinigų. Taigi situacija yra neįtikėtina. Pasirodo, jog tiek Liana, tiek Živilė, dabartinė Tado žmona, vienu metu gyveno su vienu vyru. Nežinau, aš galvoju, kad taip gali būti tik serialuose, pasirodo, taip gali, vyksta Lietuvoje. Taip, kad kiek aš dabar žinau, Živilė skambina Tadui, kuris, taip tikiuosi, nepabūks ir parvažiuos į namus. Ir tada jau mes, kaip sakyt, ne tik, kad pakalbėsim apie jo, kaip sakyt, daugpatystę, bet ir apie esamas skolas Lianai. Taip, kad laukiam Tado. Tai nereikia čia dabar tik tai isterijų kažkokiu. Ką tu čia svaigsti? Ką reiškia, ką tu čia svaigsti? Kiek laiko pinigų nepražinė? Tai nepastvirtinti laiku, vekseliu padė. Tai tu patvirtinsi, gerai? Tai pastvirtinti, jau pačiai laiku. Tai duok pinigų, kad tu nusišneki, aš nesuprantu tavęs. Tai ta prasme, tu nori Tai šalia nešiosis, tai nes gautai galim išnekėti. Palauk, Tadai, pašnekam. Žiūrėk. Nėra ką šnekėti, Klausyk, jum kameras viskas. Klausyk, aš tau nedraugė, kad tu su manim taip kalbėtum visų pirmiausia. Tai gerai. Tai jeigu mes šnekame, tai... Įsijung kameras, pasidėk tą kamerą. Tai visų pirmiausia, kaip tu bendrauji, aš noriu su tavim gražiai susitart, kad jeigu tu pasirašai vekselį. Pasirašau, aš viską normaliai, jeigu nepasidedi kameras. Aš tik tai noriu sulaukti iš tavęs dar tokio pažado, kad, ta prasme, tu jau, kiek žinau, kelis kartus esi nesumokėjęs ir tie vekseliai yra pas tave pasibaigę. Tai jeigu neįsijungsi tų kamerų, nekalbėsiu nieko iš viso. Tu nuleis toną, taip kalbėdamas prieš tai. Aš tau sakau, aš tau nedraugė esu. Niekas aš tau esu. Tai tuo labiau. Ai, tai tu dėl to turi teisę taip kalbėti? Jau. Supratau. Tu klausyk, Liana, aš nelabai suprantu, su kokiu tu žmogum apskritai buvai susidėjus. Tai klausyk, žiūrėk, sutarėm taip, kad nebūtų čia skandalų ir panašiai. Išjungiamės kameras, tu parašai, žiūrėk, aš tau paaiškinu dabar, kad tu suprastum, nes matau, kad labai jau ragai užaugė. Tu pasirašai lapelį, kad jei mokėsi kiekvieną mėnesį po tam tikrą sumą, nežinau, su Liana susispręsit kiek. Ir mes išjungiam kameras ir mes po mėnesio patikrinsim, ar tie pinigai buvo pervesti, ar pervedinėjami. Ir jeigu jie bus nepervedinėjami, mes atvažiuosim čia su 50 kamerų. Gerai. Kaip matė, Tadas grįžo piktas it velnias, nelabai suprantu, ko iš čia taip, kaip sakant, pyksta, juk ne mes jam skolingi, o jisai Lianai. Bet pavyko, reiškia, jį kalbėti, dėja be kamerų. Šiuo metu, reiškia, Tadas pasirašinėja Lianai dar vieną pasižadėjimo raštą, kad kiekvieną mėnesį jis jai grąžins po kelius šimtus litų. Aš taip tikiuosi, jog jisai laikysi savo pasižadėjimo, nes kitaip, kaip sakant, mes jau žinom, kur jisai gyvena ir atvažiuosim, jeigu reikės, tikrai dar ne vieną kartą. Taip kad dabar laukiam Liano su tuo, kaip sakyt, lapeliu pasižadėjimo Tado, kurio ji, kaip sakyt, laukia jau labai senai. Nu ką, viskas. Su tavim turbūt. Palydėdavo, ne? Tai žiūrėk, aš tai tik, žinok, rimtai tavim tikiu, kad tu... Aš dar rimčiau. Kad mokėsi, ne? Tai aš ir taip mokėsiu, Tikiuosi, nereikės antrą kartą atvažiuoti.
ką, Liena, atgabenom tave jau, kaip suprantu, prie namų ir tu rankose, kaip sakant, laikai tą Tado pasirašytą popierėlį, reiškia, kad jisai grąžins tau tos pinigus, bent jau, ne visą sumą iš karto, bet palaipsniui, tai kaip tu galvoji, mokės jisai, neišsigando mūsų? Nu, aš manau, kad neprašom dabar tikrai daug, palyginus kiek jisai skolų ir čia po 100 litų, tai aš manau, kiekvienas tikrai gali pervesti, tuo labiau kaip jisai ir jeigu dirba, kaip sakėte, aš manau, kad tikrai 100 litų nei aš jau nuskriausiu, nei žmonos, nei vaikų. Tai ką, sėkmės. Dėkui, kad susiradot, kad susitikom. Nieko, žinok, man atrodo, aš kaip sakyt, malonu man su tavim būtų pasimatyti dar kartelį, bet tikėkime, kad jeigu pasimatysim, tai tik tai po geruoju. Kad jau galėsim pasidžiaugti, kad kažkokia ta pinigų suma pas tavęs sąskaita. Nu jau jeigu grąžins, tai žinokit, balius visai lanka. Tai balius bus Marijampolė. Dvi patiklios, apgautos ir įskaudintos moterys. Štai tokie draminio serialo scenarijaus verti dalykai vyksta Marijampolėje. Tikimės, kad skolos vekselis, kurį pasirašė Tadas, bus apmokėtas. Kitaip ir vėl teks grįžti. O tuomet su Liena jau važiuosime tiesiai į teismą. Geriau, kad to daryti nereikėtų. Tęsiame laidą. 21 amžiuje statyboms naudojama varškė. Nesijuokite, veikiausiai ne ta, kurios nepraleido Rusijos muitininkai. Tačiau, kaip papasakojo viena Vilniaus rajone gyvenanti šeima, kažkas labai į ją panašaus. Žmonės susižavėjo ekologiškų namų idėjomis ir patikėjo statybininkų pažadais, jog tokį namą ganėtinai nebrangiai galima pasistatyti. Tačiau, kai namo sienos pradėjo griūti ir byrėti, teko skambinti į mūsų laidą. Nors mūsų laida vadinasi ne penktokų iššūkis, o 24 valandos, tačiau aš norėčiau jums užduoti mįslę. Vasara molis, o žiema brolis. Spėkite kas? Teisingai, tai krosnis. Tačiau befilmuojant šį siužetą, susidūriau su kitokia mįsle. Vasara molis ir žiema molis. Atsakymą sužinosim tik laidos pabaigoje. Tačiau dabar prasibėkime pro rudenėjančio Vilniaus rajonus ir suskaičiuokime įvairių statybų tipus. Štai taip atrodo namas, kuris auga silikatinių blokelių dėka. Bėgam toliau. Štai taip atrodo plytinės statybos namas. Bėgam toliau. O štai tokios statybos namai yra patys mano mėgstamiausi. Tai yra medis, šiltas, jaukus. Tai matau, kad tai yra tradicinė statyba. Klausite, ko tas kvailelės šiandien bėgioja, ogi visą tai į loginę grandinę suklijos mūsų pirmoji laidos viešnia, ponia Nemira. Kiek žinau, prieš daugelį metų sugalvojote statyti namą. Taip. Ir tiesiog pakliuvo, kaip pasakyti, toks žmogus, kuris stato ekologiškus namus ir nusprendėm surizikuoti ir pabandyti pastatyti. Kai aš pamačiau, kad per pirmus metus buvo išlietas tik tai praktiškai pirmas pastato aukštas ir aš supratau, kad čia kaip viskas dirbama, pamačiau, kokie tai yra darbininkai, kurie daugiau geria negu dirba, kad tie darbininkai nuolat keičiasi, vieną kartą vienokį, kitą kartą kitokį. Kaimynai man skambindavo ir sakydavo, ponia, jūs atvažiuokit, pasižiūrėkit, jūsų darbininkai miškelyje miega. Kai buvo tinkuojamos sienos, tai Algimantas Dailidavičius sugalvojo, kad reikia į tinką dėti varškį. Negaliu nesusijuokti, bet jeigu sienas, ta prasme dėjo kaip papildomas medžiagas, nes išaiškino, kad tai yra tas pats, kas kazeino klijai, bet kadangi šiais laikais kazeino klijų kaip ir neįmanoma ar sudėtinga gauti, tai jisai sugalvojo, kad reikia panaudoti varškį. Keli tokie didžiausi niuansai, kur buvo didžiausias bėdos. Žinau, kad ties pamatais ten viskas pradėjo pūti po pirmų metų. Jo reikėjo atkasti pamatus, nes buvo visiškai nepadaryta hidroizoliacija. O ar ne jūs minėjote, kad vaikščiant po antrą aukštą jausdavosi, kaip sienos juda? Ten yra svetainiai didelės erdvės ir matyti didelis plotas ir tas perdengimas jis tiesiog truputėlį siūbuoja. Kiek tai kaištavo nervų, kiek tai kaištavo pinigų? Žinokit, aš dabar jau tiksliai labai neatsimenu, bet aš manau, kad į 200 000 mes turėjom sutilpti.
ar buvo imtasi tų oficialiųjų kelių, kad baigta kryžiaus žygį. Tai yra teismai, kokybės inspekcijos, statybos inspekcijos ir taip toliau. Jis tiesiog nieko neturi, iš jo nieko nepaimsi. Tai kas, kad mes priteisim iš jo kažkokią žalą, nuostolius ar panašiai. Kaip jisai vis dėlto kokią veiklą organizuoja, kad atsiranda tų norinčių? Mes atsitiktinai visiškai sužinojom, kad yra Algimanto Dailidavičiaus organizuojamas seminaras. Nuvykom į tą seminarą ir tiesiog to seminaro metu jis pradėjo ten pasakoti, dėstyti savo mintis. Mes pradėjom sakyti, kad čia netiesa, kad čia yra melas. Kilo didžiulis konfliktas, žmonės, aišku, atsistojo ir išėjo. O likome mes trys, Algimantas Dailidavičius, mano kolega ir aš, ir žodžiu, viskas baigėsi muštynėmis. Šitie dalykai tikrai mus šokiravo ir po visų šitų dalykų būtent mes tiesiog įdėjom tą informaciją. Mūsų nervai neatlaikė ir mes įdėjom tą informaciją į internetą. Mūsų misija būtų kokia, jūsų manymu? Mūsų misija turėtų būti apsaugoti žmonės nuo šito pono, nuo jo veiklos. Kitas mūsų šiandienos šio vakaro istorijos dalyvis yra ponas Mantvydas. Sveiki, Mantvidai. Ar jau domėjotės, kiek kainuoja varškė? Ne. Einam, pažiūrėsim jūsų namuką. Tai Mantvidai, irgi pasigavai ant kabliuko, kaip žuvytė. Taip, pasigavau. Ką mes matome prieš akis? Matom griuvėsius. Mano pirmas įspūdis, Mantvidai, galiu pareikšti užuojautą nebent. Dėkui. Tai vat, tiek ir to namo čia, šitos vasienos griuvo pabiškai, greitai nieko nebeliks. Kada pradėta statyba? Statyba buvo pernai pradėta 12 metais. Jis ten delsė, bet realiai tik sienas ir pastatė pernai, tai visas neišbaigė. Kiek sukišai iš tai tą, ką mes matome? Daug. Jis ėmė avansus ir panašiai, tai dabar apie 60 000. Einam pasivaikščiosim po mūsų svetainės, virtuvės ir dvarelį. Taip, tai čia tiek to ir dvarelio. Matom, yra pravestas vanduo, pravestas tik tai, kad elektra yra, nuotekos ir viskas. Dar buvo stogas pradėtas, bent jau lentos užmėtytos. Tai dabar šis nieko nėra. Aš nupirksiu tau namą, didelį gražų, su balkonu ir langu ir net garažu. Ponas Algimantai, jūs čia ir pridrapstėte. Tų statybų prioritetas, kad nereikia didelių transporto išlaidų, čia tiesiog vietoj gali lietuvišką medžiagą pasikasti ir... Tai iš mūsų ir kasimolė. Ir drėbė vietoj. Taip. Ką galėtum dabar drėbti Algimantui? Tai nieko, susitiksim teisme. Kokius pats kryžiaus žygius nuėjai, bandydamas išsiaiškinti tarp šitų molio griuvėsių savo teisybę? Tai mes kaip susirašinėdavom, susitikinėdavom, visi moka gražiai kalbėti, tikint moka. Mantvidai, tavo pinigėlį, kuriuos investavai štai šitą, pavadinkim, objektą, yra skolinti giminių, ar tai yra iš tavo krauju uždirbtos duonos, iš tavo tiesioginio darbo? Paveldėti. Tas, kuris užrašė tau tos pinigėlius, kaip manai, pamatė šitą vaizdelį, kur tie pinigai nuėjo, neapsiverstų? Turbūt turėtų biškį skausmą. O jeigu nepastatys iš ko iš senelio? Taip. Mums nevyra pasakot pas ją objekte, dirbo, išdrįskim tą žodį pasakyti, vos ne bomžai. Pačių darbuotojų aš vieną kartą tik mačiau, buvom čia užtikę vieną vaikinuką, o šiaip daugiau darbuotojų praktiškai nesu užtikęs. Man neišeina be sarkazmo tai žiūrėti, aišku, tas juokas yra pro ašaras, nes tai yra tavo nelaimė, nedaug dievų dar kažkam pakliūti ant šito kabliuko, nes tai yra žiauru. Reikia išviešinti jį. Čia tikriausiai padaryta ekologiška skylė ir tarpas stebėti pavasarį grįžtančius paukščius. Taip, tektų turbūt su varškė plyšius dengti.
Aš labai noriu patikrinti šitos tvirtovės stiprumą pagal statybinius standartus. Tu nepyk žmogau. Čia žiūrėk, jinai visa juda. Tai čia štai yra tavo langas į naują pasaulį. Taip, čia langas iš vonios kambario. Molį mes jau matėm, bet prie visų sudėtinių dalių mums kai tik trūksta. Tai čia buvo šienų kupeta dar prieš kokį mėnesiuką. Buvo užklotas šituo celofanu, bet matau, kad jau ir jos nebėra. Gal jis pats čia buvo ir atvažiavęs pasiėmė, į kitas statybas nusivežė. Čia irgi rastai kažkam turėjo būti panaudoti, net neįsivaizduoju kam. Na, medžio specialistas aš nesu, tačiau pasižiūrėjęs šitos rąstus galiu pasakyti, kad čia nelabai rąstai tinkantis tvirtai statybai. Na taip, taip. Ai, Mantvidai. Ar tu sutiktum, jeigu mes jį pagaunam ofise, atvažiuoti akistatai ir pasakyti jam tiesiai šviesiai kažką į akis? Ne, tiek jau prisižiūrėjau jo veidą, jo tas melagystės, kai jis taip lengvai vieną sako, kitą daro, tai tiesiog jau pykina nuo jo. Nuo rašliavos visos, tai jeigu sutiksim, manau, tai nebent teisme. Taigi, mėlėjai žiūrovai, mūsų misija tęsiasi, atsisveikint laikas ir su ponu Mantvidu. Linkime jam gerų šiandienos darbų, o mes tęsime. O aš jums linkiu sugauti tą nedorėlį, paviešinti ir kad būtų išgelbėti kiti patiklų žmonės, tokie kaip aš, ir nepasimautų ant jo pažadų. Pamatėme, kad vietoj jo buvusio ofiso, kurį nurodė Mantvidas, įsisteigus kitą bendrovę, bandom tiesiog prisiskambinti, apsimesti besidominčiais ekologinę statybą ir paklausti, kur galima būtų pamatyti ekspoziciją ar tai pavyzdžius. Labą dieną. Taip. Ar su ponu Algimantu kalbu? Taip. Čia skambina Romas iš Nemenčinės. Jūs Vilniaus rajone užsiimate ekologiškų namų statybą iš molio. Taip, taip. O sakykit, o turit kažkur tą ekspoziciją, ar kur galima būtų pamatyti jau pastatytus namus? Tai galima gyvai pažiūrėti kažką, tai galiu šiaip jau kažkokios informacijos suteikti. Gerai, tvarkuot. Tada iki. O reikia paskubėti, aš jau mačiau, kad tikrai jisai stato. Jūs Algimantas? Taip. Norim pasidomėti jūsų ekologinę statybą. Vaida 24 valandos. Nepasišnekėkim, žiūrim, kad čia iš medžio statot, ne iš molio drebėt. Tai čia nežinau, kai kažkaip šiandien keistai jūs čia man. Algimantai, mes buvom keliuose objektuose, kuriuos esate statęs, ar ne? No. Na ir jūs nejaučiate, kad čia gali būti pabaigos pradžia jūsų verslams, nes žinote, kas darosi, žinote, kad žmonėms yra viskas nekokybiškai padaryta. Na, gal čia kiek kitaip, kad nors, kai nežinau, kai jūs čia susigalvoja. Na tai yra žmonių, jeigu jie jaučiasi teisūs, tai jie bent jau turi žodžių pasakyti, kodėl taip yra ir taip toliau. Bet jūs žinot, kad dvi šeimos vietoj metų statybos laukia 6 metus, kitas vyrukas tiesiog griuveną gavo. Kokių 6, nu gerai, čia jūs kažką tai, nežinau, gerai, jokių komentarų šiaip jau. O dabar, kaip visuomet pačioje įdomiausioje vietoje, reklama. Labą dieną. Jūs Algimantas? Taip. Norim pasidomėti jūsų ekologinę statybą. Vaida 24 valandos. Nepasišnekėkim, žiūrim, kad čia iš medžio statot, ne iš molio drebėt. Tai čia nežinau, kai kažkaip šiandien keistai jūs čia man. Štai ką aš turiu rankose, tai yra, nepavadinčiau eilėmis, net ne proza, tačiau labai norės jums paskaityti. Algimantas Dailidavičius, ekologiškus namus Lietuvoje statantis nuo 1992 metų, sako, kad jam klientų netrūksta ir jų ratas vis plečiasi. Atvažiavot kažką, tai čianai
Nu tai porą žodžių pasiteisinimą. Kokių pasiteisinimų, nėra jokių pasiteisinimų. Nu tai kaip jūs vertinate savo pačio darbus? Nu taigi nebėkit, nu tai žmogau. Tai jeigu... Jokių komentarų. Nu tai jūs prisimt atsakomybę už tą, ką jūs esat padaręs. Jokių komentarų. Ar jūs su žmonėm eksperimentuojat? Jokių komentarų. Vietoj sienos varškę klijuojate? Jokių komentarų. Algimanto Davidavičiaus teigimu, ekologiškos statybos sistemos dalis, apimanti namų iš molio statybą, yra išbaigta ir patikrinta praktikoje. Jūs jau 20 metų sakote, kad statote, ar ne? Čia kažką tai jūs kalbat, neaišku, net gerai, išjungite tą kamerą ir nekalbam. Jeigu norit kažką tai kalbėtis, tai, nu, čia ne taip. Išjungite savo kamerą. Ir sakau, jokių komentarų. Algimanto Davidavičiaus teigimu, ekologiškos statybos sistemos dalis, apimanti namų iš molio statybą, yra išbaigta, ir patikrinta praktikoje. Taigi visi, besidomintis šios statybos būdu, tai yra projektuotojai, statybininkai ir statytojai, gali drąsiai kreiptis į alternatyvios energijos centrą. Kodėl tie žmonės šneka ir jie nesiputoja, sako, mes net nenorim daugiau to žmogus matyti akyse, kadangi va čia jau mums. Per tuos 6 metus statybų, sako, prisitampė. Mums jau gana. Jūs viskom domitės, ar ne? Na taip, toks mano profesija. Taip pasidomėkit, nemyra. Daugiau pasidomėkit. Tai kiek dar turi? Gerai, prašom, kuom pasidomėti? Duokit užuominą. Kuom? Duokit užuominą, kuom pasidomėti. Ne, aš nesivelsiu dabar, sakykime, tokius dalykus, čia nekalbam. Algimantai, nu kiek dar reikės namų sugriūti, kad jūs pagaliau suprastume, kad su žmonės eksperimentuoti negalima. Tai yra šeimos pinigai, vaikai galbūt į tos namus kelias. Jokių komentarų. Jeigu būtų sušalę porą vaikų vienam iš jų sugriuvusių namų, jeigu įvyktų avarija, o jūs dar niekas netikrino, jokios inspekcijos nieko, kokiu pagrindu jūs dirbate? Jokių komentarų. Visą sezoną mūsų laida stengsis jums padėti, be abejo dovanosim dovanų, bandysim kažką tai savotiškai nubausti, o štai pirmojame savo siužete pabandysiu įteikti mažą dovanėlę ponui Algimantui, tai yra 2 statybinės plytos, ne kas kita, varškės pakeliai. Kur visi? Išsilakstė, mes jums dovanėlę, žinokit, dar turime. Paimkite, žinokit, sakė, lipdo labai gerai tinklus. Ar jinai jau nebestatybinė medžiaga? Tai ne aš nesąmonės darau. Taigi ne aš nesąmonės darau. Tai jūsų statybinė medžiaga, kurią jūs naudojatės užtinkuoti sienams, ar ne? Kas būtų, jeigu jūs pastatytumėt save į tų žmonių vietą? Aš labai tikiuosi, gerbimieji žiūrovai, kad štai šitas veidrodinis atspindys, kurį taip stropiai dangsto ponas Algimantas, bus labai geras atspindys visiems jo darbeliams padarytiems kitiems žmonėms. Ir duok die, žinokit, Algimantai, jums susidurs su tokiais pačiais statybininkais, kaip kad jūs esate. Yra toksai žodis auksarankis. Žinote, ką aš pasakysiu, jūs to žodžio antonimas. Aš nupirksiu tau namą, didelį gražų, su balkonu ir langu ir net garažu. Kur pastatytas namas iš molio, kur šeimininkai yra patenkinti statybą? Pilna. Galite man nurodyti, tarkim, tokį objektą, kur mes nuvažiavęs lauktumėm gerų naujienų, kad taip, tas žmogus atsakingas, tas žmogus padarė tą, ką žadėjo ir daug labai nevėlavo. Pilna. Algimantai, po kiek molės liaudžiai? Sakau, jokių komentarų. Nu, čia eikit, būkit dar. Kartais būna taip, kad netgi būdų žmonės kalbantis lietuvių kalba labai sunkiai susišneka, nes noro nėra kalbėti. Nes nėra ko gero žodžių pačiam parinkti, kodėl tai viskas vyksta ir keista, kad šitas žmogus vis dar dirba tos darbus ir vis dar randa pasitikinčių žmonių. Pati ekologiškų namų idėja yra labai puikiai ir sveikintina. Tačiau ar visi tokius namus moka statyti? Pažiūrėjus šį reportažą, akivaizdu, kad tikrai ne. Ką galima būtų patarti panašioje situacijoje? Prieš priimdami sprendimą, apžiūrėkite kitus, jau anksčiau tų statybininkų padarytus darbus. Jei turite galimybę, pasiskaitykite atsiliepimus apie statytojus internete. O jei viso to padaryti nepavyko ir jau papuolėte į bėdą, skambinkite mums numeriu esančiu ekrano apačioje. Profesionali komanda pasirengusi jums padėti ištisą parą. Šiandien tiek, atsisveikiname iki kito penktadienio, kai pasimatysime tuo pačiu metu. Gero vakaro, sudie.